Šią savaitę 7 Kauno dienose. Kaip sakoma, nenukalęs žvaigždės, nesakyk kalėdos. Ar tai yra tokia vertybė, ar tai nėra tokia vertybė ir tada tai yra užpilama. Tikrai bus nuplėšta. Kas turi būti nuplėšta? Aš esu tik savy, tik su savim ir mano mintys laisvos. Ką daryti su rastomis istorinėmis vertybėmis, eksponuoti ar užkasti? Kauno senamiestyje ilgus metus niekas nieko nestatė. Tačiau vos Motiejaus Valančiaus ir Šventos Gertrūdos gatvių sankryžoje pradėjo kilti nauji apartamentai, archeologai statybvietėje atrado vėlyvųjų viduramžių amatininkų rūsio ir kitų statinių liekanas. Geriausiai iš jų išsilaikęs rūsys kaip tyčia stūkso toje vietoje, kur statytojai jau norėtų pradėti požeminių garažų statybas. Čia pagrindinė rūsio patalpa. Jisai buvo su skliauto fragmentas išlikęs čia ir čia. Skliautas sugriuvo, kada sovietmečiu klojo dujotekį, greičiausiai užvažiavo sunki technika ir įsmuko. Mes skliautą radom maždaug metrų gylyje. Kodėl mes darom prielaidą, kad tai buvo kaip sandėlis? Dėl to, kad nišų skaičius laiptiniai paprastam rūsiui yra per daug. Jos yra bent 3, nežinau, į vieną pusę ar dar būtų. Matom, vienoje pusėje, kitoje pusėje, paskui ten toliau. Ir tai jas dėdavo ar žvakės, ar žibintus. Tai intensyviai buvo vaikščių. Praėjusią savaitę Kultūros paveldo vertinimo taryba posėdyje priėmė sprendimą dėl šio statinio ir po juo rastų vertybių apsaugos. Tai yra mūrai išlikę 16 amžiaus pabaigos, 17 amžiaus pirmos pusės, tiksliau mes datuoti jų kol kas negalime. Ir taryba taip pat parašė tokį dar rekomendacinį prierašą, kad būtų pageidautina šituos rūsius eksponuoti, kad jie būtų ne tik tai išsaugoti fiziškai, bet kad jie būtų ir matomi. Miestui šis statinys didelis atradimas. Tačiau ką apie tokią rekomendaciją mano sklypo savininkai, šioje vietoje statantys prabangius apartamentus? Be abejo, pigiau, kad nerastų, ne? Bet iš kitos pusės tai mes nesam vienadieniai vystytojai, mums svarbu tas paveldas. Ir mes jau, kaip sakant, Kaune turbūt esame vieni didžiausių archeologų, nes iškasinėjom čia 1400 kvadratų į kelių metrų gylį ir taip pat sekantį sklypą irgi ten yra 10 000 kvadratų irgi iki 3 metrų gylio ir radoma tą minėtą statinį. Rūsys tęsiasi į pietus. Bet mes negalėjom kasti dėl polių, plus ten jau yra kitas sklypas. Jeigu bus nuspręsta šitą statinį eksponuoti, tada neišvengiamai reikės atkasti jo aną dalį ir tada jis visas matysis. Dabar mes negalėjom iškasti iki dugno, kasim tik tai kampuose ir laiptiniai, kadangi negalima kasti giliau, negu kad kažkiek tai dėl tų polių jie galėtų kristi. Pasak archeologų, žmonės čia bijojo gyventi. Tamsų dirvožemį kertančios smėlio juostos rodo, kad senovėje ši teritorija potvynių metu atsidurdavo Neries dugne. Paskutinis potvynis šį sklypą užliejo maždaug 20 amžiaus pradžioje. Būtent tai ir lėmė, kad ant senųjų pastatų nebuvo pastatyta naujų. Mes turėsim parengti išsaugojimo projektą, kuriame bus numatyta, kaip bus išsaugota, ar ne, kokios dalys yra vertingos, ką išsaugoti reikia, ko nebūtina ir taip toliau. Tai tokių esminių pokyčių nebus. Aišku, mes turėsim dar bendrauti su savivaldybė, pačios statybų eigos tai neturėtų paveikti. Mes kaip ir planuojam dabar baigti archeologinius tyrimus, yra projektuojamas statinys ir kitais metais planuojam pastatyti. Galima būtų, kaip įsivaizduojam, visuomeniai pateikti, atidengus visą likusią rūsio dalį ir padarius įėjimą iš anos pusės. Ir tada tai būtų patalpa po namų, į kurią galėtų patekti žmonės. Tam reikia didžiulių lėšų, su tuo turi susitaikyti, jeigu bus saugoma, kad bus prarandamas didelis lėšos jau šitą namo statybai.
Labai norų, entuziazmų. Mes duodame galimybės architektams ieškoti šitų būdų. Tiesiog mes siūlome saugoti tai, kas yra vertinga ir kad tai nebūtų vien tik tai užkasta, bet kad tą galima būtų ir pamatyti. Todėl, kad tai yra vėlyvųjų viduramžių mūrai, kurių nėra mūsų mieste, net ir Lietuvoje ypatingai daug. Šie mūrai slėpia per 10 000 įvairiausių radinių, nuo smulkučių monetų iki grėsmingo mėsininko kirvio. Pirmas pastas medinis, jis atliko greičiausiai mėsinės funkciją, kadangi aplink jį ir šalia jo esančiame gravyje, tiksliau latake iš akmenų grįstame, mes surinkom, grubiai tariant, 7 bulvinius maišus kaulo. Šalia tos mėsinės buvo dar vienas medinis pastatas, kuriame buvo kažkas iš kaulo gaminama. Mes radom kelis šimtus apipjaustytų kaulų, kurie vėliau galėjo tapti papuošalais arba įrankių rankenom ir taip toliau. Vieną iš tokių įrankių rankenų su ornamentu mes padėjom kaip pavyzdį. Vienas iš įdomiausių radinių, tai susijęs su tą mėsinę, aš užmiršau pasakyti, tai kirvis mėsininko su meistro ženklu. Koks tai meistras gamino, mes sužinosim, kada detaliai išstudijuosim istorinę medžiagą ir galbūt rasim. Greičiausiai šalia tų gamybos vietų vyko ir prekyba, kadangi visam plote mes radom labai daug monetų, daugiausiai yra 17 amžiaus antros pusės, Jono Kazimiero šilingai variniai. Jų mes turim virš 500 ir tai rodo, kad žmonės šiaip pinigų nemėtydavo, jie netyčia pamesti. Arbaleto spyna, mažutė taupyklė, molinis vaikiškas švilpukas, svarstyklių dalis, iš kaulo tekinta šachmatų figūrėlė, kurią regis viduramžių kaunietis šioje vietoje pametė. Rasta netgi 11 amžiaus apyrankės dalis, tačiau archeologas negali pasakyti, kaip ji šioje vietoje atsirado. Visi šie radiniai greičiausiai keliaus į Kauno miesto arba karo muziejų. Tik ar galėsime juos dar kartą apžiūrėti? Archeologinį radinį randa, jį konservuoja, jį išsaugo ir tada dažniausiai atiduoda į muziejus. Bet muziejai dažniausiai turi labai didelius fondus, didelius archyvus, tai jie padeda į tuos archyvus ir nerodo. Tai mūsų tikslas yra start su muziejum, kad padaryti kažkokią ekspoziciją, ar tai laikiną ekspoziciją, kad žmonės galėtų susipažinti, kas šitoje vietoje buvo istorija. Tai mums tas yra svarbu, mes stengiamės tą, jeigu tai yra istorinė vieta, tai istorinę vietą ne tik užstatyti ir pamiršti, bet išsaugoti jos tą autentiką, išsaugoti palikimą kažkokią, ar ne, tai manau, kad kažkokią sprendimą rasim. Vertingus vėlyvųjų viduramžių radinius išsaugosime, tačiau su rūsiu sudėtingiau. Šią vietą kartu su kolegomis kasinėjusio archeologo teigimu, statytojas gali rūsį tiesiog užpilti žemėmis. Tai yra jo teisė. Dar kartą reikėtų tada spręsti, ar tai yra tokia vertybė, kuri reikalinga tokių lėšų, ar tai nėra tokia vertybė ir tada tai yra užpilama. Bet tų sprendimų įvairių. Kartais būna, kad visas tas statinys yra įgilinimas, kartais yra padaroma kažkokie uždengimai, ant kurių gali užvažiuoti automobilis. Sprendimų yra, bet aš jų šiai dienai tikrai nepasakysiu dėl to, kad tai yra projekto metu išsaugomo daroma. Tai dabar kol kas lieka taip, kaip yra likę šiai dienai. Rūsys užima maždaug 3-4 automobilių parkavimo vietas. Tie, kurie kada nors mėgino rasti vietą automobiliui pastatyti senamiestyje, žino, kokios tai vertės plotas. Tad ši istorija dar nebaigta. Reikia laukti savivaldybės ir verslininkų derybų. Po jų paaiškės, ar statinį matys šiandieniniai kauniečiai, ar tik ta archeologų karta, kuri gyvens dar po 300 metų.